Tai sveiki atvykę į PU pilną sprendimą, tai šiandien turėsime 226 bandomąjį patikrinimą. Tai šitas buvo tikrai nelengvas egzaminas, buvo tikrai sunkių uždavinukų, jei kas norėjo išlaikyti, tai nebuvo sunku padaryti, bet gauti aukščiausią įvertinimą, oi, tikrai buvo ką veikti. Visiems linkiu gero žiūrėjimo, aš tikiuosi, kad kažko išmoksite po šito video ir jeigu tik kažkiek kyla klausimai, jūs norite korepetitorių savo susirasti individualaus mokymosi, tai viskas yra mano svetainėje korepo.lt, galime eiti iškart prie užduočių. Tai pirmas, tai mums reikia pasakyti duota kvadratinė funkcija ir mums reikia pasakyti, kuris šių nurodytų taškų priklauso funkcijos grafikui. Tai labai lengva, tiesiog mes, pavyzdžiui, tuos taškus įsistatome. Tai jeigu čia turėsime a.2,7, tai reiškia, jeigu mes tai statytume vietoj x2, mes turėtume gauti funkciją, kad yra lygiai 7. Tai jeigu mes statom 2, tai bus 2 kvadratu plus 2 plus 1. O, žiūrėkit. Tai bus 2 kvadratu 4 plus 2 plus 1 bus 7. O ne, ir funkcijos reikšmė tam taške turėjo būti 7. Tai užkart realiai matome ir atsakymą. Atsakymas bus A. Kitų net nereikia teikti variantų. Gerai, judame toliau. Dabar mums reikia paskaityti n-tojo nario. Mums yra duota n-tojo nario formulė ir mums reikia pasakyti, kam yra lygus A3. Tai paprasčiausia A3 turime ir įsistatome tą trejetą vietoj n. Tai bus minus 2 kart 3 plus 1, kas bus tiesiog minus 5. Tai atsakymą rašysime minus 5. Na ir dabar turime trečią uždavinuką ir mums čia reikia paskaičiuoti funkcijos reikšmių lentelę. Tai viskas, ką mums reikia padaryti, pavyzdžiui, kur yra x ir reikia surasti y, tai mes tiesiog įstatysim vietoj x o y, tai bus 2 kart 5 minus 12, tai gausi tiesiog minus 2. Ir tai bus mūsų y arba funkcijos reikšmė, tai bus minus 2, o dabar jeigu bus y 0, tai reiškia mes funkciją prisilyginsime 0, tai reiškia 0 bus lygu 2x minus 12, tai reiškia 2x bus lygu 12 ir x reiškia bus lygus 6. Ir galime eiti toliau prie ketvirto uždavinuko, tai čia mūsų klausia, jei šių skaičių suma lygi minus 4, tai reiškia x plus y bus minus 4. O jų skirtumas lygus 8, tai reiškia x minus y bus lygu 8. Tai kuri čia bus lygčių sistema, tai realiai mes jau viską parašėm ir tiesiog reikia pasirinkti teisingą atsakymą, tai bus trečias. Na, tai dabar mums reikia paskaičiuoti kampą AOC. Tai mes žinom, kad kampas ABC yra 60 laipsnių, tai žinome, kad kampas, įbrėžtinis kampas, kuris remiasi į apskaitimo lanką, bus dvigubai mažesnis. Tai reiškia, jeigu šitas kampas įbrėžtinis bus 60, tai mūsų lanko dydis arba ilgis, dydis labiau, bus 120 laipsnių. Ir žinom, kad įcentrinis kampas įbrėžtas į tą lanką bus vienodas to lanko ilgiui, tai irgi bus 120 laipsnių. Tai atsakymas bus 120. Dabar einam toliau, šeštas, tai mums reikia paskaičiuoti, kam lygus sinus kvadratu 60 laipsnių, plus kosinus kvadratu 60 laipsnių. Tai vienas buvo tiesiog atsiminti, kad sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygu 1. Kitas variantas, tiesiog įstatyti skaičiuotuvą šitus abu dalykėlius ir suskaičiuoti reikšmę. Bet realiai, jeigu turim tą patį kampą ir sinus kvadratu plus kosinus kvadratu bus tiesiog lygu 1. Na, tai judame toliau, septintas uždavinukas ir dabar mums duotas reiškinys ir klausia, su kuria reikšme reiškinys neturi prasmės. Tai reiškinys neturės prasmės, kai vardiklis bus lygus 0, tai reiškia, kad x plus 3 negali būti lygu 0. Reiškia, x nebus lygus minus 3, tai atsakymas čia būtų minus 3, o dabar kaip galime suprasinti šitą reiškinį, tai matome, kad x kvadratu minus 9, mes galim pasirašyti pagal formulę a kvadratu minus b kvadratu yra a minus b kart a plus b. Tai bus tiesiog tai bus x minus 3 kart x plus 3 dalinta iš x plus 3, tai x plus 3 suprasina, gaunasi x minus 3 ir žymėsime atsakymą 2. Na ir judame toliau prie 8 varianto ir mums dabar reikia paskaičiuoti plotą, tai čia tiesiog reikia atsiminti, kad ploto formulė S1/2 kart kraštinė A kart kraštinė B kart sinus kampo C. Tai sinus kampas čia būtų, kraštinė A, čia būtų kraštinė B, tai mums tiesiog reikia paskaičiuoti. Tai bus 1/2 kart 4 kart 6 kart sinus 30, kas bus tiesiog 1/2, tai jeigu visą šitą skaičiuosime, mes čia gautume
24 dalinti iš 4, tai bus 6. Tai atsakymę žymėsime ketvirtą variantą. Gerai, judame toliau. 9 uždavinukas ir dabar mums reikia paskaičiuoti CT ilgius ir ATD. Dabar turime atsiminti, kad kai susikerta mūsų pusiaukraštinės, jos dalinas viena kitą save santykių 2 prie 1. Tai reiškia, kad AT dalinta, pavyzdžiui, iš TD būtų suskirtų santykių 2 prie 1. Ane, tai vadinasi, jeigu AT pas mus bus 12, ane, tai TD bus tiesiog 12 dalinta iš 2, tai bus 6 pagal šitą santykį. Ane, o dabar jeigu mums reikia CT, tai CT bus paprasčiausia tiesiog irgi toks pats santykis, tai CT dalinta iš TE bus, kaip čia, tai bus pas mus irgi santykis 2 prie 1, tai CT pas mus bus x, TE pas mus bus 5, 2 prie 1, tai reiškia x pas mus bus lygių 10, tai CT bus tiesiog lygiai 10. Na tai ką, dabar turime 10 uždavinuką ir mums reikia pasakyti, kurios dvi lygybės yra teisingos. Tai jeigu mes prisimename, tai kam būtų lygus sinus alfa? Tai sinus alfa būtų statinis priešais ir įžambinės santykis. Tai būtų A dalinta iš B. Dabar kam būtų lygų kosinus alfa? Tai kosinus alfa būtų lygų kraštiniai prie ir įžambiniai. Tai būtų lygų C dalinta iš B. Ir kam būtų lygų tangent alfa? Tai būtų kraštinė, kuri yra priešais arba statinis priešais ir statinio prie santykis. Tai būtų A dalinta iš C. Ir jeigu mes žiūrim atsakymus, tai čia būtų variantas 2 ir variantas nėra 5. Tai sinus alfa A dalinta iš bet. Na, žiūrime 11 uždavinuką ir mums duota parabolės lygtis ir mums reikia pasakyti šios viršūnės parabolės apsis. Tai viskas labai lengva. Turime tiesiog prisiminti, kad formulė x viršūnės yra minus b dalinta iš 2a. Na, tai kam lygų minus b? Tai minus b bus lygus minus 8, tai reiškia bus minus 8 dalinta iš 2 kart a, tai 2 kart 2. Tai būtų minus 8, tai būtų 8 dalinta iš 4, būtų tiesiog 2. Atsisakymą rašytume 2. Apsis yra x koordinatė. Ir dabar 12, mums reikia pasakyti, kam lygų koeficientas k. Ne, čia daug labai informacijos mums parašyta, bet dėliai, kas mums svarbu, tai mes tiesiog pasiemam kažkokį tašką iš funkcijos. Pavyzdžiui, kad ir 1 ir 1. Tai reiškia, įdėtytum vietoj y1 ir vietoj x1. ne x, o 1. Tai būtų k kart 1. Ne, ir kam iš to gautume, kad k yra 1. Tai sakymas, koks koeficientas būtų tiesiog irgi 1. Viskas labai paprasta. Dabar 13. Mums reikia pasimėti, kur yra visi nelygybės spalniai. Tai iškart matome, galim paskaičiuoti. X bus lygų minus 2. Ir x bus lygus 1 iš tos lygties. Na, pirmą prisilyginam ją 0. X plus 2 kart x minus 1 lygų 0. Tada skaičiuojame x ir jau tada galime brėžti intervalus. Tai bus minus 2 ir 1. Rutuliukai pilni, nes 2 mažiau arba lygų. Dabar jeigu bus minus 3, tai čia bus minusas. Ir čia bus minusas, tai mums duos plus. Dabar jeigu čia bus, pavyzdžiui, 0, tai bus 2 kart minus 1, tai bus neigiamas skaičius, tai bus minusas. Na ir čia aišku bus pliusas. Tai sprendiniai būtų, kada funkcija būtų mažiau arba lygių už 0, tai būtų minus 2 iki 1, tai atsakymas būtų number 3. Ir judame toliau prie 14 uždavinuko. Tai dabar mes turime kvadratinę reikti ir mums reikia paskaičiuoti diskriminantą. Diskriminanto formulė žinom, kad yra b kvadratu minus 4ac, tai reiškia bus minus 8 kvadratu minus 4 kart 5 kart 3. Na ir jeigu viskas čia suskaičiuotume, mes gautume 4, tai reiškia diskriminantas bus lygus 4, o dabar jeigu reikia mūsų vedimo, tai reiškia x1 ir x2 bus tiesiog lygų. Ne, minus b tai būtų 8, nes čia buvo minus 8, plus minus šaknis iš 4 dalinta iš 2 kart 5.
Tai gausi čia 6 plus minus 2 dalinta iš 10. Na ir gaunasi čia 8 plus 2. Sakiau, mano 6, atsiprašau. Čia 8. 8 plus 2 dalinta iš 10 būtų tiesiog 1 ir 8 minus 2, 6. Čia dalinta iš 10 būtų tiesiog 3 penktus. Tai tokius gautume 2 atsakymus ir taip ir rašytume atsakymę. Ir dabar 15, mums reikia nustatyti reikšmių sritį, čia iš viso 2 taškai, tiesiog duoti už nieką. Tai viskas, ką mums reikia padaryti, tai pamatyti didžiausią reikšmę. Tai reikšmė yra y ašis, tai didžiausia reikšmė būtų čia ir ji būtų, jeigu paskaičiuotum 1, 2, 3, 4. Na, mažiausia būtų, eitume į apačią, 0, minus 1, minus 2, tai būtų minus 2. Tai reiškia, reikšmių sritis pas mus bus nuo minus 2 iki 4. Abudu įskaitant. Ir kągi, mes judame toliau prie 16 uždavinuko. Ir mums čia reikia pasakyti, kuri lygybė yra teisinga. Tai jeigu prisimenam sinuso teoremą, tai yra kraštinės santykis su priešais jos esančiu kampo sinusu yra lygios pas visas kraštinės. Gal pasakiau biškai sudėtingai, bet esmė yra tokia. Tai, pavyzdžiui, 4/6 dalinta būtų iš kampo B sinuso, tai būtų sinus kem 5 laipsnių. Tai paprašiau būtų tiesiog, kad AC dalinta iš sinus kampo B, pavyzdžiui, kraštinė CB dalinta iš sinus kampo A. Na ir skaičiais, jeigu užrašytume, tai šitą užrašiau, o dabar čia būtų tiesiog x dalinta iš sinus 60. Tai jeigu ieškotume dabar, kuris yra teisingas variantas, tai būtų, tai x dalinta iš sinus 60 čia netinka, x dalinta iš sinus 60 lygų 4/6 dalinta iš sinus kem 5. Tai būtų atsakymas number 2. Na gerai, ir žiūrim toliau, dabar 17 turim ir mums reikia čia paskaičiuoti, kam yra lygų x. Tai dabar mes galim padaryti labai lengvai šitą uždavinį. Mes pasibrėžiam tiesiog kraštinę PVZ, čia būtų CE. Ir mes dabar galėtume pasirašyti, kad kraštinė EC yra stati pagrindui EB. Ir ką mes iš to galim padaryti, tai reiškia, jeigu AB visas yra 12, žinom, kad DC yra 12, tai AE jeigu bus x, o tada jau EB bus tiesiog 12 minus x. Na ir kaip mes suskaičiuosime šitą dalį, tai mes paprasčiausiai tiesiog suskaičiuosime pagal šitą. Tai čia žinom, kad bus 6, tai reiškia, kad 10 kvadratų minus 6 kvadratų turėtų būti lygų 12 minus x kvadratų. Ir jeigu mes norim suskaičiuoti, tai reiškia 12 minus x. Tai 12 minus x bus tiesiog šita kraštinė EB. 12 minus x bus tiesiog šaknis iš 10 kvadratų minus 6 kvadratų. Ir tai bus tiesiog 8. Ne 8,4, tiesiog 8, nes bus šaknis 4. Ir gautume, kad 12 minus x yra lygų 8. Tai reiškia, x gautų, kad yra lygų 4. Na, tai ir viskas. Realiai paskaičiavam. Galime judėti toliau. Dabar irgi labai lengvas uždavinukas. Tai mums jau yra nupieštas sprendimas lygčių sistemos ir mums reikia tiesiog pasakyti, kokie yra sprendiniai. Tai atsimenam, kad jeigu yra duotas grafinis lygčių sistemos sprendimas, tai sprendiniai bus ties vietos, kai susikerta šitos dvi kraštinės. Tai vadinasi, čia būtų koks vienas sprendinys? Minus 2 ir 1. Tai pirma eina x, tada y, ir čia būtų 3 ir 6, tai būtų 3 ir 6, tai reiškia atsakymas būtų number 2. Ir galime eiti toliau, 19, ir mums reikia čia padaryti šitą uždavinuką, tai čia biškai durnai parašyta atimkite. Aš pirmoje tikrai neatiminėčiau, aš pirmoje gal pasidaryčiau, ką galima pasidaryti. Čia reikės naudoti formulės a kvadratu minus b kvadratu lygų a minus b kart a plus b. Ir čia reikės panaudoti formulę a plus b pakeltą kvadratu yra a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Tai čia galime panaudoti, tai reiškia x kvadratu minus 4 gali būti parašyta kaip x minus 2 kart x plus 2. Na, o čia ką pačioj galim padaryti, tai galima čia iškelti 6 bendras dauginamasis, tai bus tiesiog x minus 2
Na, čia ką turėsime, tai čia turėsime x kvadratu plus 4x plus 4, jeigu matysime. Jei nematom, tiesiog įsisprendžiam šitą lygtį ir tada parašom, bet jeigu matom, tai galim iškart parašyti, kad čia yra tiesiog x plus 2 kvadratu dalinta. Tai vėlgi čia iškeliam 6 ir gausis čia kas x plus 2. Na ir dabar žiūrim, kas įsiprastina, tai įsiprastina x minus 2. Čia įsiprastina x plus 2, čia kvadratas įsiprastina ir mes liekam su tokia forma x plus 2 dalinta iš 6 minus x plus 2 dalinta iš 6. Na ir dabar tiesiog galima atimti, nes bendras yra vardiklis vienodas. Tai ką mes čia turėsime, tai realiai turėsime x plus 2 minus x minus 2 dalinta iš 6. Na ir čia matome, kad gausis 0 dalinta iš 6 ir atsakymas bus lygus 0. Gerai, ir judame toliau prie 20 uždavinuko ir mums dabar čia reikia apskaičiuoti m reikšmę. Tai jau šitas gal biškai bus sunkesnis uždavinukas, bet irgi vėlgi jis nėra labai sunkus. Tai mes tiesiog įstatysim trejetą minus 3 vietoj x, tai reiškia f nuo minus 3 bus lygu 33 arba 2 kart minus 3 pakelta kvadratu minus 3 kart m ir plus 2m. Tai dabar ką gausim? Čia 33 lygų 2 kart minus 3 pakelta kvadratu bus 18. Dabar, gerai, suklydau biškai, čia kadangi minusiukas yra, tai minus 3 čia duotų mums plus. Tai būtų plus 3m plus 2m, tai tiesiog būtų plus 5m. Ir dabar ką turime? 5m lygų 3 minus 18, tai bus 15. Tai reiškia m bus tiesiog 3. Ir atsakymą rašytume 3. Daug trejetų labai. 3, 3, 3, 3. Gerai. Dabar 21. Tai mums reikia pasakyti, kam lygus. ABC plotas. Tai mes turime atsiminti, kad plotų santykis, tai pavyzdžiui, čia šiuo atveju būtų S. Trikampio ABC ir trikampio SDEF būtų plotų santykis lygus koeficientui kvadratu. Na, tai jeigu žinome, kad jų koeficientas yra 1 prie 2, tai reiškia, šių plotų santykis bus lygus 1 prie 2 kvadratu, kas bus tiesiog 1/4. Tai reiškia, SABC dalinta iš DEF plotų, kas būtų 100, turėtų būti lygų 1/4. Tai S tiesiog ABC bus tiesiog 100 dalinta iš 4, kas bus tiesiog 25. Tai atsakymas 4. Na ir ką, dabar turim 22 uždavinį ir mums pasakyta, kad yra tokia formulė, pagal kurią apskaičiuojame, kokiam aukščiui yra išmestas kamuolys į viršų. Arba spirtas į viršų. Ir mums reikia pasakyti, kiek daugiausiai metrų nuo žemės buvo pakilęs kamuolys. Tai logiškai, pagalvom, kad kamuolys maždaug skrido taip, ne kaip parabolė. Ką mums tai turi pasakyti? Kad aukščiausias taškas bus, kai bus y viršūnė. Tai norint pasičiuoti y viršūnė, mums reikės x viršūnė. Tai x viršūnė, atsimenam, yra formulė minus b dalinta iš 2a. Tai bus tiesiog minus 15 dalinta iš 2 kart minus 5. Na ir jeigu paskaičiuotume, gautume 3 antrasias. Na ir dabar, ką mums reikia padaryti, tai atsakymas ne 3 antrasios, o kadangi mūsų klausia, kiek daugiausiai metrų pakilę, tai būtų tiesiog 15 kart 3 antrosios minus 5 kart 3 antrosios kvadratu. Na ir jeigu tai paskaičiuotume, pasirašysime atsakymas tai būtų 11,25 metro, tai atsakymą rašytume 11,25. Na kągi, nebedaug liko. 8 uždavinukai ir dabar mums reikia nustatyti apibrėžimo sritį. Tai šitas biškai gal uždavinukas sunkesnis 10 klasiai, nes nežinau, kiek aš girdėjęs esate apibrėžimo sritį šaknies. Tai mes žinome, kad apačia negali būti lygi 0, bet mums reikia atsiminti, kad kas yra šaknies viduje, turi būti daugiau arba lygu už 0. Iš 4 minus x kvadratu turi būti daugiau už 0. Dabar kodėl ne daugiau arba lygų, nes čia turim vardiklį. Tai vardiklis negali būti lygus 0, tai mums tiesiog reikia išspręsti tą nelygybę. Tai 4 minus x kvadratu prilyginam 0, gaunam, kad x lygų plus minus 2, ir jau kai tai turime, tada galim brėžti intervalą, tai minus 2, 2. Dabar aš
Pažymėsiu. Tuščio viduris. Tuos atitrūksta nuo minus 2. Tai jeigu bus minus 3, tai čia bus neigiamas skaičius. 4 minus 9 būtų minus 5. Tai būtų minusas. Čia būtų pliusas. Čia būtų minusas. Ir kadangi mums reikia, kad daugiau yra už 0, tai nuo minus 2 iki 2. Ir dabar atklausia, mums reikia parašyti skliausius ir skaičius. Tai skliausiai, aišku, paprasti. Nes pas mus negali būti vardiklis lygus 0. Na tai dabar turime 24 uždavinuką ir kai mes turime apskaičiuoti kraštinę BC ir mes turime dvi kraštinės trikampio ir kampą prieš tą kraštinę, mes galime naudoti kosinusų teoremą. Vadinasi, BC kvadratu bus tiesiog AC kvadratu plus AB kvadratu minus AC kart AB kart kosinus 30. Na tai reiškia, BC kvadratu bus tiesiog 4 kvadratu plus 6 kvadratu minus. Nepamiršau čia dvejetą pridėti, tai būtų minus 2 kart 4 kart 6 kart kosinus 30 ir tai būtų tiesiog 52 minus 4 šaknis iš 3. Na tai BC būtų tiesiog šaknis iš viso to skaičiaus, tai iš 52 minus 4 šaknis iš 3. Ir jeigu mes tai apskaičiuotume, tai būtų tiesiog apytiksliai, nepamirštam dėti tokią lygybę, 3,23. Na tai, atsakymę tiesiog rašysime 3,23. Ok, matau, ir biškai nesimato, bet realiai čia 3,13. Gerai, ir galim įdėti prie 25 uždavinuko. Ir dabar šitas gal uždavinukas biškai yra įdomesnis. Tai priklauso, kaip mes norim užrašyti, bet realiai, ką čia sako, kad mums pirmadienis susirgo 10 mokinių, iki penktadienis susirgo dar 10 buvusių mokinių, ne, ir 1 procentas, ir 10 procentų pirmadienis susirgusių pasveiko. Tai kaip aš darysiu šitą uždavinį? Tai aš realiai tiesiog paimčiau kiek nesusirgusių yra mokinių. Tai jis būtų priešingas, kiek serga mokinių gripu penktadienį. Tai reiškia, ne, po pirmadienio, tai jeigu buvo, daleisim, pažymėsim X mokiniai mokyklai, daleiskim. Tai po pirmadienio, kadangi žinom 10 procentų susirgo, tai jų bus 0,9. Tai būtų 0,9x. Dabar iš tų 0,9x susirgo dar 10 procentų, tai vadinasi, penktadienį mes iš 0,9x dar padauginsime iš 0,9, nes vėl 10 procentų pas mus susirgo nuo pirmadienio iki penktadienio. Tai vadinasi, 0,9 kart 0,9 bus 0,81x. Ir dabar mes dar turime atkreipti šitą faktą, kad 10 procentų pirmadienį susirgusių pasveiko. Tai vadinasi, nuo to, tai žiūrėkit, jeigu pirmadienį atėjo 9 procentų mokinių, tai neatėjo 0,1 mokinių, ne? Ir mums nuo to 0,1x reikia paskaičiuoti 10 procentų. 0,1 padauginsime iš 0,1 ir čia ką turėsime, 0,01x. Tai reiškia, kad 10 procentų pasveiko. Dabar mes prie to 0,81x pridėsime 0,01x ir gausime, kad penktadienį atėjo 0,82x mokinių. Tai reiškia, kitais žodžiais, kad atėjo 82 procentai mokinių. Tai reiškia, kokia dalis neatėjo, tai būtų tiesiog 1x minus 0,82x. Ir tai gausiu 0,18x. Vadinasi, neatėjo. Atsakymą rašysime 18 procentų mokinių. Gerai, judame toliau. 26. Ir čia turime tiesiog pastebėti, ką, tai realiai, jeigu mes čia prieštume. Pasibrėžtume, mes matytume, kad čia yra status trikampis. Ir aš nežinau, čia šiaip labai lengvas uždavinys, kadangi realiai čia bus, kur bus tas tai. Kur bus nespindulys, o skersmuo. Skersmuo bus tarp dviejų didžiausių apskritimų. Logiška, manau. Ir kadangi tarp tų dviejų apskritimų yra, kiek čia, jeigu šito būtų 3, šito būtų 2, tai iš viso bendrai šitas spindulys būtų 5.
ane? Nu, nes spindulys, o skersmuo. Tai skersmuo yra tiesiog pusė spindulio, tai spindulys būtų tiesiog 5 dalinta iš 2, tai būtų 2,5 cm. Tai reiškia, rašysim tiesiog čia 2,5. Ir nieko čia per daug nereikia mąstyti. Nežinau, čia kodėl čia 2 taškai, gal jie intendino kažkokį kitą sprendimo būdą, bet mano pasirodė šitas visai ždukas lengvai suprantamas. Gerai, tai dabar turime tokį atvejį, kad mes turim lygią kraštą trikampį. Gerai, šito tai aš nenorėjau. Palauk, dėdam jį atgal. Gerai, turim lygią kraštą trikampį ir į jį yra įbrėžtas apskritimas. Ir žinom, kad to spindulio ilgis yra 2 šaknis iš 3, tai aš nelabai rašysiu, nes nelabai yra vietos. Ir dabar mums reikia paskaičiuoti pusiaukraštinės ilgį. Tai mes, žiūrėkit, dabar mes turim atsiminti, kad pusiaukraštinė realiai yra sutampa su spinduliu. Ne, tai dalesim čia. Gerai. Jo, tai čia bus A, C, čia bus B. Jeigu pagal mūsų uždavį. Tai vadinasi, jeigu čia yra 2 šaknis iš 3, čia pavadinsim šitą tašką O, o čia daleisim pavadinsim šitą tašką D. Tai DO bus lygus spindulys, tai DB bus tada, jeigu atsimenam gerai santykius, tai atsiminsim, kad DB yra tiesiog 3 spinduliai. Nes, visos pusiaukraštinės santykis su spinduliu būtų 3:1. Tai vadinasi, DB bus tiesiog 3R, tai DB bus tiesiog 3 kart 2 šaknis iš 3, kas bus tiesiog 6 šaknis iš 3. Ir dabar, kai šitą turim, dabar mums reikia atskaičiuoti trikampio kraštinės ilgį. Tai trikampio kraštinės ilgį, kaip paskaičiuosim, tai žinom, kad čia yra 6 šaknis iš 3. Žinom, kad čia yra 60 laipsnių kampas. Dabar mums reikia B, tai mes naudosim sinusų tiesiog apibrėžimą stačiajam trikampį. Tai sinusas bus santykis tarp DB ir AB. Tai sinus reiškia bus šiam laipsniu. DB bus tiesiog 6 šaknis iš 3, o B mes turim surasti. Tai reiškia, AB bus tiesiog 6 šaknis iš 3 dalinta iš sinus 60 laipsnių, kas bus tiesiog 12. Tai atsakymą rašysime 12. Na gerai, liko paskutiniai 4 uždavinukai. Tai dabar mums yra duota seka, tai šitas biškai gal uždavinukas buvo biškai sunkesnis. Iš tiesų, ir ką mums realiai čia reikia padaryti, tai paprasčiausiai paskaičiuoti, kada šitas minus n kvadratu plus 2,6n minus 9,1 bus daugiau už 0. Na tai galim paskaičiuoti, tai reiškia diskriminatas bus koks, tai bus 6 kvadratu plus 9,1, minus 9,1 kart 4, užrašysiu 6 kvadratu minus 9,1 kart 4 ir tai bus 312. Na tai reiškia, kad n1 ir n2 bus tiesiog, šaknis iš 3,12 bus tiesiog. Čia bus minus 6 plus minus 2 šaknis iš 78 dalinta iš minus 2. Na ir gausime čia dabar labai tokius keistus sprendinius, tai vienas iš jų gautųsi minus 6 plus 2 šaknis 78 dalinta iš minus 2 gausi tiesiog maždaug apie 4,16. Nerašau tikslaus atsakymą, nes čia mums jo nereikės, o kitas gaunasi minus 6 minus 2 šaknis 78 dalinta iš minus 2. Tai būtų tiesiog maždaug apie 1,83. Na tai dabar žiūrime, ką mes turime čia, tai 4,16, 1,83. Na ir vėl turime intervalus. Tai čia vidurį rutuliukai. Na ir jeigu įstatytume mažesnį negu 4 skaičius, tai leiskim kokį 1, tai matytume iš karto, kad čia yra minusas, tai čia būtų pliusas ir čia būtų minusas. Nes tikrai, tai galite vis tik pasitikrinti. Ir matome, kad čia yra į daugiau už 0. Tai reiškia, dabar reikia pagalvoti apie tai, kad 4 su 4 už šitą seka bus neigiama. Nes nuo 4,16 prasidėtų teigiam skaičiai. Tai vadinasi, viską imsim nuo 5. Tai bus 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 21. Jau 22 netiks, nes jau bus 21,83. Ant 2 dėjai, šitas jeigu bus neigiama. Galite patikinti dėl visų piktų. Tai vadinasi, iš viso kiek čia mūsų bus tų narių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Atsakymą rašysime 17. Na, paskutiniai 3 uždavinukai. Ir žiūrim, ką turim. Su laikrodžiu šitas uždavinukas, tai visai toks įdomus buvo. Tai visų pirma, reikia nusipriešti laikrodį. Ne, tai dabar 23 ir 59 minutės, tai realiai čia mums rodys, realiai šitą rodiklę beveik 12. Ir 59 minutės mums realiai irgi rodys beveik prie 12. Tai dabar įsivaizduom. Tai visų pirma, kiek per minutę, per kiekvieną minutę paeina apskaitimo laipsnį. Tai ką aš turiu omeny, tipo, kad kiek per vieną minutę pajudės pas mus ta rodiklė. Per vieną minutę mūsų minutinė rodiklė pajudės, tai bus 360 laipsnių. Nežinome, kad visas apskaitimas 300 dalinta į 60 laipsnių. Tai bus tiesiog 6 laipsnių. Tai reiškia, per kiekvieną minutę čia pajudės tas laikrodis po 6 laipsnius. Tai jeigu bus 59 minutės, tai bus 59 laipsniai kart 6 laipsniai, kas bus tiesiog paprasčiausiai 354 laipsniai. Tai vadinasi, visas šitas kampas bus 354 laipsniai. Na, o dabar kiek bus 23 valandų? 23 valandų rodiklė paės, tai žinom, kad kas valandą jį paeina per 30 laipsnių, nes yra 12 valandų, tai būtų 300 šiam dalinta iš 12, tai būtų tiesiog 30 laipsnių. Na, dabar jeigu 23 valandas paėjo, tai bus 30 kart 30 kart 23 ir dabar žiūrėkit, dar pridedam. Dabar kiek per valandą paėda, tai bus 30 dalinta iš 60, tai bus 1/2. Nu, 1/2 laipsnio realiai pajudės per 1 minutę mūsų valandos rodiklinės. Per valandą paeina 30 laipsnių. Tai bus 30 kart 23 plus 1/2 kart 59. Ir ką čia gautume? Mes gautume čia 359,5. Tai šis čia būtų tas kampas visas 359,5. Na, tai jeigu šitas 354, šitas 359,5, tai kampas tarp jų. Tai bus 359,5 minus 354. Ir tai bus tiesiog 5,5 laipsnių. Tikiuosi, supratot, ką tai omeny. Ir dabar 30. Šitas geras. Tai dabar mums reikia realiai nustatyti, su kuriomis koeficientų K ir B reikšmėmis tiesės yra simetriškas viena kitai OY atžvilgiu. Tai visų pirma, aš ką padaryčiau, tai šitos tiesės įsireiščiau Y. Tai jeigu mes įsireiščiau prie Y, tai 2 minus 2Y lygu minus x minus 6, dalinam iš minus 2, tai bus tiesiog Y lygu x dalinta iš 2 plus 3. Tai mūsų realiai funkcija eis kažkaip taip, jinai eis čia per tašką 3 ir 0, nu, ar 0 ir 3 tiksliau, ir anėjos laupas bus 1/2 arba K, ir dabar pagalvom, kokia turėtų būti priešinga OY asimetriška ašies atžvilgiu ta funkcija. Tai realiai čia turėtų atrodyti taip. Turėtų eiti x iš kitos pusės. Tai vadinasi, jeigu pas mus čia buvo koeficientas 1/2, tai mūsų naujos funkcijos turėtų būti minus 1/2. Na, o b, kadangi jos turi būti asimetriškos, tai turi sutapti. Tai reiškia, b, jeigu čia buvo 3, tai čia bus irgi 3.
Tai atsakymas bus minus 1/2 ir 3. Arba minus 0,5 ir 3. Ir dabar aš greitai noriu parodyti, kaip, kad geriau įsivaizduotumėt per desmosą viską. Tai dabar aš čia parodžiau 0,5x plus 3 grafiką. Aišku, nesimato labai gerai. Bet matot, jis eina per tašką 0 ir 3. Na ir dabar aš nubrėžiu tą grafiką, kurį mes parašėm, tai būtų minus 0. Minus 0,5 x plus 3. Ir va, matot, realiai, jeigu mes žiūrėtume, tai jos yra asimetriškos, o x ašies atžvilgiu. Tai... Nes, tu žiūrėkit, jeigu mes užlenktume tai kaip knygą, tai jos susijungtų realiai. Tai reiškia asimetriškumą. Matos, toks kaip drugelis realiai pasidaro. Tai va, tiesiog norėjau parodyti. Tai jeigu nesupratot pilnai. Tai gerai, dabar einam prie paskutinio uždavinuko. Na ir ką, dabar turime paskutinį uždavinuką. Ir dabar mums reikia pasakyti, kad jeigu šita lygybė yra teisinga, tai ABC yra lygiašonis. Tai ką reiškia lygiašonis, kad dvi kraštinės kažkurios turi gautis vienodos. Dabar kaip mes tai padarysime? Tai matome iškart 2 kosinus kampo C. Tai iškart mums turi ateiti į galvą, kad čia yra kosinusų teorema. Na, tai ką mes čia realiai turėsime? Tai turėsime pirmą susiprastinti šitą reiškinį. Tai reiškia BC minus AC mes galim parašyti kaip BC dalinta iš BC minus AC dalinta iš BC lygų 1 minus 2 kosinus kampo C. Bet BC iš BC tai bus tiesiog 1. Minus AC dalinta iš BC lygų 1 minus 2 kosinus kampo C. Ir dabar mes realiai matome, kad viskas čia susiprastina labai gražiai. Tai 1 susiprastina ir jeigu dar padalinam viską iš minus 1, mes gaunam, kad AC dalinta iš BC bus lygų kosinus kampo C. Sudvėjat 2 kart kosinus kampo C. Ir dabar, kai turime šitą išraišką, galime jau pritaikyti kosinus teoremą. Kadangi turim šitą kampą, tai bus AB kvadratu lygų AC kvadratu plus BC kvadratu minus 2 kart AC kart BC kart kosinus kampo C. Bet dabar ką mes matome? Tai mes galim išreikšti realiai 2 kosinus kampo C. Tiesiog va šitą 2 kosinus kampo C kaip AC dalinta iš BC. Na tai ką tai reiškia, kad AB kvadratu lygų AC kvadratu plus BC kvadratu minus 2AC kart, kurį aš turėjau rašau vėl. Tiesiog vietą kosinus C sujungiam, tai bus AC kart BC ir 2 kosinus kampo C bus tiesiog kart AC dalinta iš BC, tai BC bam bam. Ir ką čia realiai gauname? Gaunam, kad AB kvadratu lygų AC kvadratu plus BC kvadratu ir AC kart AC bus tiesiog minus AC kvadratu. AC kvadratu cak cak, gauname, kad AB kvadratu yra lygų BC kvadratu. Na tai ką tai reiškia, kad tiesiog AB bus lygų BC ir uždavinys yra įrodytas. Jeigu AB yra BC, tai reiškia trikampis bus lygiašonis. Na ir viskas. Tai čia mes savo kelionę baigiame, tai tikiuosi video padėjo. Spauskit laiką, jeigu patiko ir sėkmingo mokymosi.